Astrologinės rekomendacijos birželio 17-23 dienomis. Birželis įpusėjo. Šią savaitę ambicijos bei norai auga, planai realizuojami taip pat sparčiai, kaip ir žolė auga vasaros saulėgrįžos fone. Trumpiausia naktis ir pilnaties magija jau šią savaitę. Visgi, savaitės pradžia Mėnuliui esant Skorpiono ženkle įtempta, konfliktiška, nerami, avaringa. Galime blaškytis tarp norų ir galimybių. Daugėja manipuliacijų, apgaulių, vagysčių, sukčiavimo atvejų. Saugokite savo sveikatą. Birželio 17 dieną Merkurijus ir Venera pereina į Vėžio ženklą. Merkurijus, štai jau matome, pirmame laipsnyje Vėžio, iki Liepos 2 dienos keliaus Vėžio ženklų, Venera keliaus Vėžio ženklų iki Liepos 11 dienos. Taigi jausmai ir emocijos vaidins svarbų vaidmenį mąstant, priimant sprendimus, mylint ir perkant. Klausysime intuicijos. Nuo birželio 20 dienos ir Saulė, šiuo metu baiginėjanti paskutinius laipsnius Dvynių ženkle, pereis į Vėžio ženklą. Tad artimiausią mėnesį namų aplinka, šeimos ratas bus pats mieliausias. Kursime namų jaukumą, bendrausime su artimaisiais, darbe bus daugiau žmoniškumo, emigravusieji ar išvykę dirbti svetur grįš į tėvynę. Ši savaitė išties yra ypatinga ir šios savaitės prognozės jau galioja ne tik vienai savaitei, bet iš tikrųjų net artimiausiams 7 mėnesiams. Taigi birželio vidurys žymi artimiausių 7 mėnesių periodą angelo sargo globos bei apsaugos toje srityje, kurią jis nušviečia kiekvieno asmeninėme gimimo horoskope. Galima tikėtis daugiau optimizmo, sėkmės, sveikatos, vidinio pasitenkinimo, net materialių dovanų. Ypač tie, kurių Saulė, Mėnulis ar ascendentas, tai yra kylantis ženklas, yra Dvyniai, jei asmeninis baltasis Mėnulis arba Selena yra Dvyniuose. Taigi, šiuo zodiako ženklu dar visus metus keliaus ir sėkmės bei plėtros planeta Jupiteris. Tad didžiausios galimybės išties laukia Dvynių. Jūs esate laimingiausi. O šiemet gimsiantis vaikai bus intelektualūs, iškalbūs, labai gerai mokysis, jiems seksis komercinės sritis. Tėvams svarbi užduotis mokyti susikoncentruoti, užbaigti darbus, gerbti taip pat žinančius. Mums visiems užduotis skleisti tinkamą informaciją, jausti atsakomybę už savo žodžius ir kalbą, pozityviai mąstyti, rašyti ir kalbėti, klausyti ir girdėti kitus. Turime neaukštinti savęs, o susilygiuoti su auditorija, bendradarbiauti, mokytis vieniems iš kitų. Geras metas mokytis bendravimo, viešojo kalbėjimo įgūdžių, vairavimo, įvaldyti technologijas, automatizuotas sistemas, suprasti skaičių subtilumus. Atsiverkite pažintims, judėjimui, kelionėms, ypač automobiliu. Būkite draugiški, paprasti, nuoširdūs, tikri. Gražios, jaukios ir šiltos savaitės. Kokia jums jos pradžia? Blaškotės ar ne? Pasidalinkite.